Labą dieną, labas vakaras, o gal kažkam ir labas rytas, basketinių žurnalistas ir GAU3 sport komentatorius Jonas Lekšas sveikinasi vėl su jumis įprastai kaip ir kiekvieną savaitę. Praėjusį savaitgalį prasidėjo klubinis sezonas, bet dar kai kurie ruošiasi ir rimtesniems kovoms, tarp jų ir Kauno Žalgiris, kuris šią savaitę vieši Kiprė ir būtent nuo jų dvikovos pradedu šią savaitę. Žalgiris Nikosijoje penktadienį sužais savo draugišką mačą su Pirėjo Olympiakos klubu, Eurolygos vicečempionu, komanda, kuri praėjusią sezoną turbūt didžiąją dalį sezono demonstravo geriausią krepšinį Europoje, bet galiausiai krito Eurolygos finale. Vis dėlto turėjo pasikeitimų nemažai Pirėjo klubas tarp sezonį. Pirmiausia išvyko Saša Vezinkovas, po to skandalingai komandą paliko ir Kostas Lukas, ir Jorgui Barcokui reikės naujai formuoti laiminti mechanizmą. Ir matosi, kad komanda vis dar lipdosi, matosi iš jų draugiškų susitikimų, kad jiems sunkiau. Tuo metu Žalgiris išsaugojo visą brandolį, nuostabiai pradėjo sezoną Klaipėdoje prieš Gargždų komandą, bet tų rungtynių nelabai reikėtų žiūrėti rimtai. Manau, kad labai geras atspindys bus būtent turnyras Kiprė, kur pasimatys Žalgirio tikrasis pajėgumas šiandien prieš du Eurolygos klubus. Ir aš manau, kad tą pajėgumą pamatysime jau penktadienį. Žalgiris rimtai kovos su Pirėjo Olympiakos ir spėju, kad iškovos sunkią pergalę. Po Eurolygos komandų susitikimų grįžkime į savo kiemą. Šeštadienį LKL kovos tęsiasi ir Mažeikiai kviečiasi į Telšius. Jonavos komanda. Čia susitikimas ir komandos abi pasitinka skirtingomis nuotaikiamis. Mažeikiškiai pralaimėjo savo pirmąjį susitikimą LKL, tuo metu Jonavos komanda ganėtinai užtikrintai nugalėjo Kėdainių Nevėžio krepšininkus ir įsirašė pirmąją pergalę. Vis dėlto jonaviečiams tai bus paskutinis mačas prieš FIBA Čempionų lygos atranką ir manau, kad Virginijus Šeškus nesijaučia ramus būtent prieš ją, kur laukia Strasbūro iššūkis. Komandai vis dar trūksta papildymo, komanda vis dar atrodo netaip sustiguota, o Mažeikiškiai rodė, kad net ir išvykus Vaidui Kariniauskui jie gali demonstruoti solidų krepšinį. Martynas Polikėnas labai gerai atrodo po tarp sezonio sugrįžęs, gerai valdė ir komandą. Taip pat ir Giedrius Staniulis, solidus vidurio puolėjas, kuris atsigavo po traumos ir atrodo tų patirinių net nesijaučia. Kai Briunkė, vienas įdomesnių LKL legionierių, vokietis, kuris yra labai universalus krepšininkas, dar jaunas ir perspektyvus. Taip kad Mažeikių komanda net ir ieškodami dar pagrindinio žaidėjo paliko gerą įspūdį Utenoje ir spėju, kad būtent jie laimės Telšiuose šeštadienį ir iškovo savo pirmąją sezono pergalę. Tas pats šeštadienis ir vėl Kauno Žalgiris, šį kartą jau prieš Belgrado Crvena Zvezda, antras mačas paeiliui, antrą dieną, bet ir Belgrado Crvena Zvezda, sąlygos tos pačios, jie dieną prieš tai. Toje pačioje Nikosijoje žais prieš Tel Avivo Maccabi, taip kad nuovargis čia tikrai nebus pasiteisinimas ne vienai komandai. Visgi tai yra draugiškas turnyras ir įdomu, kad šios komandos tarpusavį susitiks jau antrajame Eurolygos ture Kaune, taip kad galvoju, tiek vienas, tiek kitas treneris nenorės atskleisti visų savo derinių, visų savo taktinių gudrybių ir galime matyti čia daug improvizacijos, daug laisvo krepšinių ir galbūt rezultatyvų žaidimą. Bus labai įdomu pamatyti, kaip atrodo Belgrado Crvena Zvezda, kuri tarp sezonų atliko tikrą perversmą savo sudėtyje. Ten atrodo perimetro linija tiesiog pergrūsta. Brazilas Dos Santošas, Milošas Teodosičius grįžta į Belgradą, Nemanė Nedovičius likęs, Šabazas Neiperas, Rokas Gedraitis persikėlęs, Adamas Hanga, kuris atrodo labai neblogai draugiškose mačuose. Tikrai didelė grūstis perimetro linijoje. Bus įdomu pamatyti, kaip užteks jiems pasidalinti vienu kamuolį, bet galvoju, kad Duško Ivanovičiaus laukia nemenkas darbas, kol sulipdys iš šios komandos rimto kolektyvą ir galvoju, kad Žalgiris vėl turės tą stiprybę, turės pranašumą prieš varžovus visą sezono pradžią, tai, kad išsaugo didžiąją dalį savo brandolio žaidėjų ir tikiu, kad rezultatyvioje kovoje jie nugalės Belgrado klubą. Keliamės į sekmadienį ir mano akį čia traukia dvikova Kėdainiuose, LKL kovos. Kėdainių Nevėžis namuose priima Vilniaus Rytą. Kėdainiškiai, galime prisiminti, praėjusius metus buvo kietas riešutėlis sostinės komandai ir net ne kartą patiesė varžovus iš sostinės. Visgi žiūrint į šių metų sudėtį, taip kaip susikomplektavo Kėdainių ekipa ir kaip atrodo Vilniaus Rytas sezono pradžioje, didelių prošvaisčių jiems nežadu. Kėdainių ekipoje daug jaunų krepšininkų, bet visi tie jauni žaidėjai, dauguma perspektyvūs yra iš užsienio, kuriems reikia priprasti prie lygos, reikia priprasti prie naujos aplinkos, kai kuriems yra pirmas sezonas apskritai Europoje ir užtruks laiko, kol tai taps įdomi ir veikiantis mechanizmas ta komanda. Tuo metu Vilniaus Rytas alkanas, greitas, bėgantis ir talentingas, taip kaip atrodė pirmajame mače prieš Pasvalį, tikrai paliko didžiulį įspūdį. Taip, nėra dar Gyčio Radzevičiaus, nėra Martyno Echodo, jie traumuoti, bet net ir be jų tai yra komanda, kuri atrodo per pastaruosius kelis sezonus geriausiai atitinka Giedriaus Žibėno propaguojamą žaidimo stilių.
daug bėgti, spausti per visą aikštelę varžovus, jauni, alkani krepšininkai surinkti ir tikrai Rytas palieka gerą įspūdį jau nuo pirmųjų dienų ir galvoju, kad Rytas čia iškovos užtikrintą pergalę ir galbūt net pasieks 100 tašką. Savaitgalį užbaigiu Ispanijos pirmenybėmis, kurios startuoja būtent šį savaitgalį ir sekmadienį akis krypsta į Barcelonos ir Badalonos Juventud akistatą. Praėjusią savaitgalį jau įvyko Ispanijos Super Taurė ir ten gero vaizdelio tikrai nepaliko Katalonijos klubas, kalbu apie Barceloną, žinoma, prieš Madrido Realą didelių vilčių jie neturėjo, karališkasis klubas kontroliavo tą susitikimą ir matosi, kad Rodžeriui Grimau tikrai reikės nuveikti didelį darbą, sustatant Barceloną ir padarant pergalingąją komandą. Jeigu prieš Šarūną Jasikevičiaus mes buvome įpratę matyti, kaip šita komanda yra sukontroliuota, kaip yra kokios griežtos gynybos sistemos, tai bent jau dabar tų gynybos sistemų nebuvo matyti tame pirmajame mače Super Taurės pusfinalyje. Taip pat ir puolime, atrodo, komanda dar nežino žaidėjai savo vaidmenų, tos rotacijos taip pat nėra aiškios, nors sudėtis tikrai atrodo solidi, taip įvyko keli pasikeitimai, bet atvykęs Viliai Hernangomesas, likęs toks žaidėjas kaip Tomašas Satoranskis, tai jau atrodo kaip veikiantis mechanizmas 2 prieš 2. Situacijose liko ir gynybinis žaidėjas Nikola Kaliničius, tikrai talentinga komanda, žinoma ir Rokas Jokubaitis nestovi vietoje, eina į priekį, bet Barcelonai kol kas, manau, kad sezono startas gali būti sudėtingas, tą matysime ir Eurolygoje. Tuo metu Badalonos Juventud tikrai yra galinga komanda, Europos taurė užsirekomendavusi ekipa, kuri turi Barcelonos, galima sakyti, jau garbės lentos narį Ante Tomičių, ilgametį žaidėją, taip pat yra Dešaunas Tomasas, taip pat žaidėjas Barcelonoje, Andresas Felizas, sužibėjęs pasaulio čempionate, Andriusas, kuris trumpai išmėstelėjo irgi Eurolygoje, taip kad komanda tikrai solidi, per pastaruosius 2 draugiškus susitikimus pasiekė 100 taškų ribą ir manau, kad Barcelonai net nebus lengva, nors nepaisant to, kad jie žais namuose, prognozuoja Barstį sudėtingą pergalę rezultatyviose rungtynėse. Šią savaitę tiek, nepamirškit prenumeruoti mano kanalą, galvoju, kad kitą savaitę susėsiu toje pačioje vietoje ir pakalbėsiu jau apie ateinantį Eurolygos sezoną, apie komandų pajėgumą, taip kad sekite mano kanalą ir kito karto.